Labadiena, mėlyje žiūrėtojai. Šiandien aš vėl jungiuosi su jumis nuo jūros ir ne, mes šiandien neturime jokių ypatingų naujienų, bent kol kas šiai minutėje aš kalbu apie karinius Lietuvos gynybos stiprinimo pirkimus. Tačiau noriu pakalbėti apie tai, į ką kiekvienas mūsų tikriausiai atkreipiame dėmesį jau ne vieną ir ne 2 mėnesius. Tai yra karas Ukrainoje ir tai yra būtent ukrainiečių smūgiai įvairiausioms logistinėms grandinėms, įvairiausioms Rusijos infrastruktūros objektams, atakos į Maskvą, na ir žinoma visame tame ne paskutinę vietą, švelniai tariant, ne paskutinę vietą užima padėtis fronte. Kągi tai reiškia ir koks užmanymas arba tas karinis sumanymas galėtų būti iš ukrainiečių pusės. Žinoma, tai yra visiška spekulacija, žinoma, tai yra Sofos eksperto įžvalgos, tačiau komentaruose jūs galite pažymėti, ar matote visą šitą reikalą panašiai, ar mąstote panašiai kaip aš. Na, tai pradėkime, aš išskirčiau keletą tokių skirtingų taškų ir galiausiai suvesiu į vieną mano numatomą ir gana rizikingą ukrainiečių tikslą. Taigi, karinis taškas. Šiuo atveju kalbu ne apie patį frontą, kuriame yra beveik pato situacija, čia labai optimistiškai žiūrint. Ką aš turiu galvoje? Rusai su didžiuliais nuostoliais, tačiau daugiau ar mažiau vis tiek stumėsi į priekį. Po tos 10 metrų, po tos 100 metrų, po tą Konstantinovkos vieno atskiro namo ar jo laiptinės užėmimą, ar rajono blokavimą ir panašiai. Tačiau bet kokiu atveju karinė padėtis fronte patiems ukrainiečiams nei dabar, nei perspektyvinių požiūrių nieko gero nežada. Tad patys smūgiai, tarkime, logistikos grandinėms, aš kalbu apie pačią karinę logistiką pietuose, matome sunaikintus karinio transporto konvojus, matome tiesiog, patį rusų bandymą tos konvojus apsaugoti mobiliomis ugnies grupėmis nematome, tačiau galime suprasti, kad tam tikros oro gynybos priemonės jos yra perkeliamos iš daugiau ar mažiau frontinės zonos apsaugoti būtent tiem maršrutam, tai lyg ir gali daryti tiesioginę įtaką vienos ar kitos Rusijos grupuotės arba kariuomenės krypties veiksmams, tačiau šiuo atveju aš nemanau, kad tai gali kažkaip esmingai įtakoti pačius čia ir dabar taktinius poslinkius fronte. Na, arba jos gali įtakoti būtent tik taktiškai. Tai yra karinis taškas, logistika bendrai, degalai, provizija kariuomeniai, jis yra pakankamai svarbus, tačiau jis duok dieve tempia iki to taktinio lygio kažkokio tai poveikio padarimo ir aš asmeniškai nemanau, kad būtent štai tokios atakos ukrainiečių sumanymas, kad jisai būtų, jog išsekins Rusijos vieną ar kitą didesnę grupuotę būtent per logistinius tos košmarus, kai mes sakome. Aišku, dabar pasirodė jau tam tikros žinios, kad tarkime Rubikon dalinio kariai, apie 200 karių, žinoma, žinios nepatvirtintos, yra perkeliamos iš tam tikrų fronto ruožų saugoti būtent logistinius tam tikrus elementus, kurie yra kaip ir užfrontėje. Tai yra jau pats frontas tarsi pradeda kentėti nuo ukrainiečių atakų. Visgi, vėlgi, aš manau, kad tai yra lašas jūroje. Antras dalykas, mes matome tuos veiksmus pramaišiui su atakomis į Maskvą, apie ją dar pakalbėsime, mes matome atakas Krymo kryptimi. Krymo kryptimi skamba galbūt per daug neapibrėžtai, mes matome atakas Kryme. Kryme ir aplink jį mes matome blokadą tiek Azovo jūroje, tiek Juodojoje jūroje, kuomet apgadinami, nesakau skandinami, bet apgadinami Rusijos mažieji tankeriai, įvairūs buksyrai, tai sukelia didžiulių logistinių problemų tam pačiam Krymui. Ir žiūrint, tęsiant tą grandinėlę ar loginę išvadą toliau, jau kai kas šneka apie ukrainiečių desanto operacijas ir Krymo atsikovojimą. Labai švelniai pasakius, aš manau, kad tam prielaidų vėlgi kol kas nėra ir aš manau, kad tai yra tas tikslas, vienas iš tų tikslų, kuris galėtų būti galutinis, apie jį dar šiek tiek vėliau. Bet matome tuos verkiančius rusus, kurie negali poilsiauti, žinote. Matome tuos verkiančius rusus, kurie negavo užsipildyti degalų į savo automobilio bakus prisipilti.
Apie verkiančius rusus dar šiek tiek vėliau. Bet iš esmės mes matome pakankamai stiprų, nesakau žodžio kolosalus, bet pakankamai stiprų ekonominį poveikį Rusijai su visais sprogstančiais uostais, naftos saugyklomis, kai kas kalba, kad tos SPG terminalus vadinamus, tai yra suskystintų dujų terminalus, taip pat ukrainiečiai atakuos. Visgi mes matome ir šimtus ir tūkstančius, jeigu kalbėti savaitėmis ar mėnesiais leidžiamų dronų, matome kol kas balistinės raketas ne, tačiau matome kruizinės raketas ir bet kokiu atveju poveikis pačiai Rusijos ekonomikai yra. Ir pasižiūrėkite, mes turime tokią pakankamai unikalią situaciją to ukrainietiško asimetrinio karo, kuomet bandoma kirsti ten, kur Rusija sąlyginai galvojant yra stipriausia. Aš kalbu apie degalus, aš kalbu apie visą naftos ir dujų infrastruktūrą, tai yra šalis degalinė dabar kenčia nuo kuro įvairiausio benzininio įvairių oktaninių skaičių ir kuro ir naftos produktų deficito. Ar šita taktika yra pasirinkta, tai yra teisingai? Man sunku pasakyti, bet kokiu atveju, jeigu žiūrėsim tik tai į ekonominę dedamąją, žmonės skaičiuoja milijonus tonų naftos arba jos produktų eksporto, sumažinimus, sutrikimus, užsakymus papildomų naftos produktų iš Indijos, kad indai būtent padėtų ir taip toliau. Bet vėlgi, smogti priešui ten, kur jisai yra stipriausias, nes taip ir yra. Rusija, šalis benzino kolonėlė, yra stipriausia. Tai koksgi gali būti tas galutinis ukrainiečių užmatymas, mano manimu, jis yra pakankamai rizikingas. Kodėl, pavyzdžiui, ukrainiečiai smogia šiandien Wildberries, tikriausiai žinote, ten didžiulis logistinis ir sandėliavimo kompleksas, kuris praktiškai kaip pagal atskirus pranešimus, jis dega vos ne visas. Ar kažką tai paveiks, kad, ten teigiama, kad buvo dronai saugomi, tačiau jeigu realiai žiūrint bent jau didesnė dalimi, ar kažką paveiks, kad kažkas tai negaus kremuko, pomados, arba sudegs tonos ukrainietiškų, šitų kinietiškų triusikų, kurie buvo skirti Rusijos rinkai ir pagaminti Kinijoje. Lyg ir vėlgi nelogiška. Ir kai mes turime visų tų nelogiškumų grandinėlę, tai yra didžiuliai smūgiai logistikai, kurie iš dalies trikdo, tačiau negali visiškai sutrikdyti karinio Rusijos taktinio ligmens žaidimo, tai yra pačių puolamųjų veiksmų. Mes turime smūgius į naftos infrastruktūrą, kurie vėlgi šalies kolonėlės lyg ir negali parklupdyti čia ir dabar ekonomiškai, finansiškai. Mes turime Krymo blokadą, vėlgi vienas regionas, koks jisai bebūtų, Rusija yra dzin-dzilin. Aš kalbu, prisiminkime Kursko operaciją, visai Rusijai buvo giliai nusišvilpt, kaip ten kenčia tie vargšai Kursko žmonės. Lygiai jiem taip pat nusišvilpt yra, kaip ten su tuo Krymu bus, tai yra ar kažkas tai pabėgs per Kerčės tiltą, ar kažkas patostogaus ar ne. Taigi, koks tas užmanymas? O užmanymas, mano galva, yra pakankamai rizikingas. Ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Tai yra išsiūbuoti Rusijos visuomenę, paprastai pasakius padaryti taip, kad Rusijoje šaldytuvas nugalėtų pagaliau televizorių. Ir kodėl tai yra pakankamai svarbu? Prisiminkime, fronte yra patinė situacija geriausiu atveju. Frontas niekur nejuda arba po truputį juda ukrainiečiams nepalankia linkme. Ukrainiečių, jau nekalbant apie vidinės peripetijas, Fiodorovo gynybos ministro atleidimą ir panašiai, Ukrainai trūksta žmonių, jinai pavargo nuo karo. Ir tiesiog padaryti desantą į Krymą, puolamąją didžiulę operaciją, persilaužimą, aš abejoju, ar yra kažkokios tai neliestos rezervinės brigados ir divizijos, ar dar kažkokie pulkai Ukrainoje, kurie gali būti lemiamų metu metami į mūšį, kaip visiškai naujai sukomplektuoti. Be abejo, jeigu tai bus vykdoma kontratakos, kontrpuolimo operacija didžiulė, tai bus padaryta, tačiau tam didžiulio potencialo, kaip ir potencialo rezervistams staiga užplūsti Ukrainą apmokytiems, to dalyko nėra.
Todėl Ukraina daro tą asimetrinį ėjimą, asimetrinį žingsnį, stengdamasi išsiūbuoti Rusijos visuomenę. Kodėl tai yra pakankamai rizikinga, kodėl tas šaldytuvas gali nenugalėti to televizoriaus, na, pasižiūrėkime, kas yra rusai. Pasižiūrėkime į jų nuostolius. Ar jūs matėte kažkokius tai protestus arba viešai paskelbtus video, kad žuvo šimtai tūkstančių rusų, būtent žuvo, aš nekalbu apie milijoną bendrai plius, bet šimtai, netgi patvirtintis duomenimis, šimtai tūkstančių rusų žuvo. Ar matėte kažkokius tai reikšmingesnius protestus, ar net video paskelbtus iš vieno ar kito influencerio ar nežinomo žmogaus? Ne, jie sako, kad jeigu kažkas tai žuvo iš mūsiškių, tai reikia stipriau smogti Kijevui, reikia pataikyti į patį Zelenskį. Ar matėte kažkokius tai protestus dėl tūkstančių, šimtų tūkstančių sužalotų be kojų ir panašiai, jų šalies piliečių? Ne, jie mušasi degalinėse dėl to, kad negali užsipilti benzino. Taigi, turime pakankamai įdomią situaciją. Ir kas nugalės, šaldytuvas ar televizorius? Ar pavyks išsiūbuoti tą Rusijos visuomenę, ar pavyks tai padaryti pat žiemai artėjant, jai atėjus galbūt ne tik kuro, tačiau ir šildymo, elektros didesniais sutrikimais paveikti pačią Rusijos visuomenę, kad jinai pagaliau pasakytų, ne, aš negaliu įsipilti benzino, o klausykit, ką mes darom, pasirašom taikos sutartį, išeinam velniop iš ten. Tai yra klausimas numeris 1 mano galva ir ukrainiečiai stato būtent ant šitos kortos. Ar jiem pavyks? Mes labai tikimės, kad taip. Nors aš, pridėsiu ranką prie širdies, tikrai nebūčiau 100% tuo tikras. Ačiū, kad žiūrite. Iki malonaus.